Na, o šį kartelį norėjau pakviesti legendinį damų rojų. Aplodismentai, kurį subūrė tokia nuostabi moteris Regina Remeikienė. Tai labai ačiū Jums už bendravimą, šiltą bendravimą ir aš labai džiaugiuosi Jūs pažinodama, buvo labai gražus mūsų ryšys. Ir aš atsimenu tokį labai gražų momentą, kada per atidarimą salono jūs įpareigojate mane pasakyti kalbą. Aš ten rašiausi ir tai kalbai. Rašiausi ir mokiausi ir kad tik čia pasakyčiau, man toks jaudulys buvo. Na ir bekalbėdama aš, aišku, kažkur užstrigau. Man dingo žodžiai iš tos eilutės. Ir jūs taip gražiai: oi, tikrai čia taip būna, čia taip būdavo, aš ten kažką iš senovės priminiau. Ir visi taip kažkaip tai nukreipėte dėmesį į save, aš taip atsipalaidavau ir man tie vėl viską subirėjo vėl į galvą ir aš taip gražiai pabaigiau tą kalbą. Tai labai ačiū, pas mus toks gražus ryšys buvo, tai visada, kada prisimenu, tokia šiluma, žinot, iš širdies pradeda tiesiog gera labai, tikrai, viduje. Ir aišku, kas be ko, Reginos dukros Greta Prasauskaitė ir Alberta Glinskė. Labai kviečiu ir jūs visus į šitą mūsų projektą. Su Greta irgi mes labai šauniai bendravom, keliais įskyrė, viskas gerai. Ir Gretutė iš tikrųjų atsimeni, sakei, kad kai sužinojai, kad aš nupirkau saloną, sakai, va, čia pelenės istorija, tai dar čia tik, aš sakiau, kad čia tik pradžių pradžia, va tik dabar prasidės tikrasis gyvenimas. Tik dabar. Toliau, Laimutė Šumskienė su savo dukromis irgi Greta Šumskaitė ir Sandra Šumskaitė. Tai nežinau, galbūt jūsų pavardės ir pasikeitusios, bet Facebook'e taip rašo, tai aš iš ten jas ištraukiau. Mūsų nuostabioji ir nepakartojama Jūratė Tiškaitė, irgi pakeitusi pavardę, aš jos nežinau, bet atėjau, pamačiau, atėjau ir nugalėjau, nes norėjau. Tai irgi viena nuostabiausių kirpėjų pasaulyje ir be galo graži siela. Tai laukiu visų su visomis šutvėmis, kaip aš visiems sakau, su jūsų draugais ir kolegom ir visom giminėm. Ateikite visi giminėm, gerai, tai bus lengviau ir paprasčiau. Dirbo tokia kosmetologė Rasa, ji turėjo 3 vaikus ir tikrai tikiu, kad tie vaikučiai jau ir suaugę ir jie tegul ateina. Aistė, kuri darė manikiūrus, tai va, ir man atrodo, Panelėje jinai dirbo ilgą laiką. Tai esu keletą kartų sutikus po to, kokie linksmi mūsų vakarėliai būdavo, ar ne, kai atsimenu. Tikrai labai gražus, įdomus kolektyvas buvo. Raimis, kuris darė tatuiruotės, dar po 5 svarus vogdavo iš Reginos, nevalia, visi viską sužinos dabar, tai visiems bus. Jo žvaigždė. Televizijoje ten kažkur dalyvavo projekte šitas Raimis, bet aš pavardės nežinau, tai jam pasisekė. Po to Tauras tatuiruotės darė šiek tiek vėliau. Jolanta tokia buvo kosmetologė, tai irgi labai ačiū už procedūras, už smagų bendravimą, tikrai šiltą. Aš net atviruką Jolantos turiu. Tokia, jinai sako, ten toks buvo baltas žirgas, jojikas, toksai kaip angliškas, ten tokiam stiliui. Ir turbūt aš jinai sako, čia tu, ten tokia lapė, sako, čia va tu. Tai irgi, man atrodo, kažkur aš dar tą atviruką turiu.
Toliau, kas čia dar buvo? Kristina administratorė, tikrai labai nuostabi ir kiek žinau, ji sugrįžusi į Lietuvą. Kristutė ir tave kviečiu ir su visom draugiam. Atsimeni, kai mes ėjom, turbūt ir Jūratė visos ėjom į 16 Hz koncertą. Tai pamačiau, kaip lietuviai geria. Ohoho. Įdomu buvo irgi. Ir dar buvo įdomu, nes buvo pati pradžia salono ir mes nuėjom ir toks vaikinas stovi, mes ten kažkaip tai leidžiamės laiptais, žmonės vaikščia ten pirmyn atgal ir sako, ir toks negali pasakyti, damų rojus eina, pažįsta merginas, mūsų visas, bet nežinojo nei vienos mūsų vardų ir sako, damų rojus eina. Tikrai buvo įdomu ir mes pasakojom Reginai jau tokia pasididžiuodama, tokia, su tokiu pasitenkinimu, jau mūsų saloną jau žino. Toliau, kas dar buvo ten pas mus? Jurgita. Nu kaip Jurgitos nežinot. Jurgita, kuri pasivadinusi Aš trupiniukas, irgi savo saloną. Taigi ten tokie lyderiai visi buvo surinkti, ne? Danutės dukteriečia. Jo, tai ir Jurgutė su savo dukromis, dvynėmis. Toliau Kristina dar viena buvo manikiuristė, po to buvo dar tokia Ingrida. Ir kosmetologė dar viena buvo Aurelija, kuri man labai negerą procedūrą padarė, po kurios buvo labai didelis uždegimas ir net neatsiprašė. Aurelija dirba kur? Nežinau kur tiksliai, bet paskutiniu metu, kiek žinojau, tai buvo Lituanikoje, Bektone. Tai va, kviečiu ir jūs. Paskui dar kas čia buvo? Jolanta Katinienė vis ateidavo tada tuo metu, prie to viso norėjau ir ją pakviesti. Ir ten labai daug gerų žmonių, labai įdomu buvo, linksma. Ir jo, visus kviečiu ir Gretai dar norėjau padėkoti. Atsimenu, buvo mano gimtadienis pirmasis, tada 28-asis, nes kovo 8 dieną atsidarė salonas ir Regina sako, atvažiuok, čia pasitvarkysi, pažiūrėsim, ko tau dar trūksta, mes gal kažkur nupirksime. Sakau, gerai. Atsimenu labai puikiai, kovo 8 buvo. Ir po to balandžio mėnesį buvo mano gimtadienis ir Greta man padovanojo tokį concealer, maskuotoją, žodžiu, nes mano paakiai buvo tokie juodi. Aš buvau visa po tų sunkių darbų, viešbučių, ten tų visų tokie išsekusi. Sako, visas damos turi. Tai nuo tada aš pradėjau naudoti šitą concealerį, tą maskuotoją. Tai labai ačiū. Toks pastebėtas buvo, toks švelnus, toks, kaip pasakyti, moteriškas, toks nuoširdus, seseriškas dėmesys. Tai labai ačiū ir už tai. Ir aš tikiu, kad mes dar su visomis jomis tikrai bendrausime. Ir laukiu jūsų visų su didžiausia meile, su palinkėjimais, nes kito kelio nėra. Yra vienas vienintelis kelias per mane į Aljansum. Dar prisiminiau, Regina. Aš atsimenu, mes visos bėgom į tą kompaniją STEMTech. Lietuviai labai gerai dirba tinkliniai, kaip ten vadinasi, tinklinė rinkodara. Šitame versle lietuviai labai puikiai, lietuviams jiems labai sekasi, nes visi lyderiai, karaliai. Ir atsimenu, Regina sako, aš tiek daug pasirašiau žmonių, tiek daug, ir jeigu visi tiek pat padarytų, kiek aš, tai aš nežinau, kaip čia būtų viskas gerai. Ir su tuo STEMTEC'u buvo labai negražių ten istorijų. Ir mano paties galiu irgi pasakyti, ten, atsimenu, nuvažiavau seminarą, ir ten lyderiai tokie, ten vadovai visokie. Ir čia, aišku, ta mada, čia su tais lyderiais fotografuotis. Aš atsistoju šalia ir taip smirda alkoholiu, galvoju, ne,
jis man ne lyderis. Ir paskui gavosi taip, kad vat, Kristina, kuri subūrusi savi klubą, tai kuri buvo subūrusi šitą klubą, tai nežinau, ar jis dar egzistuoja. Su Kristina labai senai bendravome, tai sako, viskas, lubos pasibaigė, nors visada sakydavo, kad pajamos be limitacijų, kiek uždirbsi. Ir paskui sako, va čia viskas, čia jau tavo lubos. Tai irgi labai nesažininga kompanija. Ir turbūt todėl vat, kažkaip neėjosi iki galo. Aišku, produktas buvo neblogas, bet kompanija tikrai nebuvo sąžininga. Ir aš ten buvau, midų alų gėriau, ten mūsų tikrai buvo labai daug tų lietuvių seniau išėjusi. Ir Regina po to ateina kitą dieną ir pasako, kažkokį keistą sapną sapnavau. Sako, sapnavau tokį baltą miestą. Ir tas miestas toks baltas, didelis. Ir sako, Beta tokia, sako, su paspirtuku, laiminga, įsišiepus. Ir turbūt taip kaip dabar. Ir sako, ten, sako, laksto, va taip. Tai va čia ir bus, va, būtent ta kompanija Aljansum ir bus ta, kuri tas baltas miestas, kurį aš irgi mačiau, kad būtent tas baltas miestas, aš lygiai taip pat jisai toks marmurinis, jisai toksai tokią vertę turintis, wow. Tai jo, jisai bus viena didžiausių kompanijų, sėkmingiausių kompanijų pasaulyje. Tai labai greitai bėkite, skubėkite, nelaukite. Žodžiu, Regina, visi šitie lyderiai yra jūsų, gal dar kažką ir pamiršau, tai atsiprašau, bet dabar aš esu taip išsekusi ir pavargusi, kad man sunku dar tai daryti, bet aš darau visą tai per negaliu. Labai stengiuosi, kaip visada, 100% dedu ir lauksiu jūsų visų. Tai pas mane Regina ir po to visas kolektyvas. Įskaitant ir vaikinukus, nes Raimiui tikrai reikės išsivalyti tuos visus dalykus. Jo, visi, kas negalės savo ego paminti, neišgyvens, nei vienas, bus labai sunku, eis kryžiaus kelius. Tai geriau su nuolankumu ir bėgte pas mus, bėgte, laukiu. Iš visos širdies, su meile.